Kadangi aš dvigubas prizininkas, tai paskaitysiu du eilėraščius, vienas bus neilgas, o kitas bus visai trumpas. Pirmąjį skaičiau lygiai prieš 46 metus, kada Kaune man buvo įteiktas antrojo poezijos pavasario prizas. Tai eilėraštis apie sveiką europinį individualizmą, neegoizmą, kurio mums anais laikais stigo ir dabar, man atrodo, stinga. Pėsčias paukštis. Tai toks lošimas, kur pasakyti negalima. Baisu tik tada, kai pats galvoti negali savo galvą. Baisu tik tada, kai tau belieka į spalvą mesti. Aš mažą kortų kirtau, kol kiti už mane mąstė. Kitaip aš lošiu dabar bent kartą be kortų. Save, nelikimą barkiai tu paliksi už borto. Svarbiausia man visuma, bet ir dalį tausot išmokim. Jei vienetas nulis, suma prilygsta nuliui taipogi, ir aš šitame žaidime ne korta ir net ne žaidėjas. Aš pėsčias paukštis žeme, bėgioju pakilt pažadėjęs, mosuoju rankom tarytum sparnais, ir kas sparnaite be plunksnų. Aš pėsčias kops aukščiausiais kalnais, aš dar su lemtim pasigrumsiu. Lengviau man bus kopti kalnynų keliu, jei nešios tik viltį pakilti. Aš visą pasaulį išlošti galiu, pralošti tą vienintelę viltį. Dabar aš senatvėje esu nutaręs daugiau neberašyti eilėraščių tik tai vaikam, kadangi turiu 4 anūkus, tai aš paskaitysiu va tiem vaikeliam čia, kurie mums gėles nešioja. Krokodilas. Proanūkiai Kotrynai, dabar ne 5 klasėje, kai rašiau, tai buvo 2. Skrenda krokodilas, ryja debesis. Kodėl krokodilas? Kai jo nasrai dideli. Kodėl skrenda? Kai jam nusibodo ropoti. Kodėl ryja debesis? Nes padangė antilopių nėra. Iš kur žinai, kad ryja? Argi nematai? Visa vakarų padangė kraujais pasrūpus. Ačiū Jums.